Sveiki, čia ir vėl Vytautas iš Klauskit LT komandos ir šiandieną pabandysiu atsakyti į, ko gero, dažniausiai užduodamą klausimą, kaip pagreitinti mano kompiuterį. Taip, tai kompiuterį galima greitinti, žinoma, bet priklauso irgi, jeigu su kompiuteris yra 10 metų senumo ir jūs norite su juo leisti naujausias programas ir žaisti naujausius žaidimus, tai nieko neišeis, bet jeigu, tarkime, nusipirkote vidutinišką kompiuterį ir per daug jo nelaužėte ir jisai pradėjo tiesiog lėčiau veikti, galima pabandyti jį šiek tiek pagreitinti arba atstatyti į pradinę būseną, kokia jinai buvo prieš tai. Taip, tai pirmas žingsnis iš mano susigalvotų 6 būtų išvalyti visus virusus ir visą šlamštą. Tai padaryti yra gan paprasta, štai šioje video pamokoje galėsite pasižiūrėti, kaip tai padaryti. O kad virusai ir visos kenksmingos programos lėtina jūsų kompiuterį yra savaime aišku. Antras žingsnis yra išjungti nereikalingas starto programas. Tai yra programos, kurios tik įjungus kompiuterį automatiškai užsikrauna, pavyzdžiui, Skype'as ir įvairūs kitokie šūdeliokai, kurie yra štai čia šalia laikrodžio. Matome, aš turiu gan nemažai programų, kurios automatiškai užsikraus, bet nei viena iš jų per daug resursų neryja. Taigi, kaip išjungti nereikalingas startų programas, taip pat galite pasižiūrėti šioje video pamokoje, arba galiu dabar greitai parodyti, tai paspaudžiame ant starto, įrašome msconfig ir štai čia startup matome tabas. Ir čia tiesiog reikia atžymėti programas, kurios nenorite, kad pasileistų kartu su jūsų Windows'ais. Kai kurios iš šių programų yra reikalingos, tad būkite atsargus. Tai štai tiek šiam žingsniui. Savame aišku, kuo daugiau programų kompiuteris turi užkrauti, tik įsijungęs, tuo jisai krausis lėčiau. Taip, taigi trečias žingsnis būtų driverių upgrade'as, arba lietuviškai tikriausiai būtų jūsų kompiuterio komponentų tvarkyklių atnaujinimas. Pasižiūrėti, ar visos tvarkyklės yra taisyklingai instaliuotos, galite nuėję į, tarkime, My kompiuterį. Čia bet kur ant laisvos vietos spaudžiame dešinį pelės klavišą, tada Properties ir tada einame į Device Manager. Ir štai čia, jeigu kas nors būtų nesuinstaliuota arba blogai veiktų, būtų šauktukas geltonas arba raudonas X-as. Dažniausiai visas tvarkyklės gaunate pirkdami kompiuterį su kompaktiniu disku arba jas galite parsisiųsti iš gamintojo svetainės. Tiesiog reikia žinoti, kokius komponentus turite savo kompiuteryje, susižinoti informaciją apie savo kompiuterio komponentus galite štai šioje pamokoje. Visas šias pamokas paliksiu žemiau šio video aprašyme. Tad nebūtina jų perrašinėti dabar į naršyklės langą. Taigi tvarkyklės yra geriausia siųstis iš gamintojo svetainės, nes ten jos bus visą laiką naujausios. Taip pat galite pabandyti atnaujinti BIOS'ą, bet reikia būti labai atsargiai su BIOS upgrade'u, nes jeigu ką nors netai padarysite, jūs galite tiesiog sugadinti savo kompiuterį, sugadinti motininę plokštę ir tada teks ją siūsti atgal gamintojui, kad sutvarkytų, arba tiesiog pirkti naują. Taip, kad jeigu niekad nedarėte BIOS'o atnaujinimo ir viskas veikia, per daug jokių mėlynų ekranų ar kažką tokio negaunate, tai geriau tada BIOS'ą palikti, kaip jis yra. Taip, ketvirtas žingsnis yra šiek tiek žiaurokas, bet tiesiog perrašykite Windows'us. Jeigu turėjote Windows 7 ir jie jūsų kompiuterėje sukosi kokius 5 metus be perstojo, juos rašėte, šalinote įvairias programas ir kitai bandėte sulaužyti, tad kartais nieko kito nebelieka, kaip tik tai perrašyti Windows'us. Pamokėlės apie Windows perrašymą taip pat paliksiu šio video aprašyme, Windows 7 ir Windows 8 pamokos abidvi bus žemiau šio video aprašyme. Ir pats efektingiausias, ko gero, iš visų šių punktų yra nusipirkti SSD kietąjį diską ir žinoma jį suinstaliuoti savo Windows operacinę sistemą. SSD diskai yra daug greitesni negu paprasti kietieji diskai, tie, kur turi
veidrodinius diskus viduryje, taigi pats efektingiausias būtų ir ko gero pirmas žingsnis, jeigu bandyčiau atnaujinti savo kompiuterį ir padaryti jį greitesniu, tai dėčiau ne kokius nors ramus ar kažką panašaus, bet dėčiau SSD kietąjį diską. Na ir mažiau efektingi būtų Windows nustatymų keitimas, tai išjungti visokias aero wallpaperius ir Windows efektus. Šituos nustatymus galite taip pat pasikeisti nuėję į My kompiuterį, dešinį bele kur, Properties, tada Advanced System Settings ir čia Advanced tab'e matome yra Performance tabas. Spaudžiame Settings ir galite atžymėti arba, tarkime, Adjust for Best Performance. Viskas bus automatiškai atžymėta, tada spaudžiate OK ir bus viskas labai supaprastinta ir Windows'ai turėtų šiek tiek pagreitėti. Na ir dar vienas punktas arba tiesiog pasiūlymas, tai pasižiūrėti, ar C diske turite pakankamai laisvos vietos. Taigi C diskas turėtų būti štai toks mėlynas, ne raudonas kaip čia, nes Windows'ams reikia šiek tiek darbinės atminties kitajame diske ir jeigu jos trūksta, jie tiesiog pradeda springti ir lėčiau veikti. Na, o jeigu nei vienas iš šių punktų nepadėjo, arba jūsų kompiuteris vis dar lėtas, reiškia, kad turite seną laužą ir laikas pirkti naują kompiuterį. Tai tiek šiai pamokėlė. Tikiuosi, kad jūsų kompiuteris nėra senas laužas ir jo keisti nereikia dar kol kas ir jums ši pamokėlė pagelbėjo. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Nepamirškite laiko paspausti. Visą laiką malonu, kad kas nors mėgsta mano pamokėlės. Ir aišku, prenumeruokite. Su jumis buvo Vytautas ir iki.